Kas atsitiko? Nusiramink, leisk paaiškinti. Specialistai mums pateikė Manuelio tyrimų rezultatus. 100% negalim būti tikri, bet tikriausiai jos smegenys pažeistos negrįžtamai. Bueno, no hay un 100% de seguridad, pero temen que haya una lesión cerebral permanente. Ar teisingai supratau? Norit pasakyti, kad Manuelis... Noriu pasakyti, kad Manuelis gali toks ir likti. Gali būti, kad jam daugiau nepagerės. Ką? Hilda nevažiuosi su mama nei į Tigrą, nei niekur kitur. Reikia aplankyti Manuelį. Manuelį gali aplankyti kiti draugai, o tavo mama turi tik tave. Vadinasi, buvau teisi. Mamai kažkas atsitiko, su Franku susitiko. Neturėčiau tau sakyti, kol Sonija pasako. Gerai, jeigu nesakysi, nevažiuosiu. Galiu pasakyti tik tiek, kad tavo mamai tavęs reikia. Jeigu nenori važiuoti, tavo reikalas. Mažutė, aš pasiruošusi. Susidėjai daiktus? Ne, įsimesiu tik kelis ir galėsim važiuoti, mama. Stipriai davė, ar ne? Ką? Stipriai davė? Šiek tiek sujaudino, ar ne? Apie ką kalbė? Apie Marką? Taip. Visai ne. Liūdėsi tol, kol suprasi, kad tas vaikinas ne iš tavo pasaulio. Buvau nuėjęs į tą mokyklą. Tai ne tavo pasaulis. Ten mano mylimi žmonės, aišku. Patikai ten per klaidą. Man nusibodo tokie kaip tu, kurie mano, kad gimusi gatvėje turi ten ir likti. Ne, aš galiu pakilti. Saros namai ne gatvė. Kuo aš kalta, kad mano draugai turtingi? Aš ir nesakau, kad tu kalta. Prašau tik vieno. Kai tas vaikinas atneš sektuvą, kurio prašai, gerai pagalvok. Kodėl? Jis pametęs dėl tavęs galvą. Jis pametęs dėl tavęs galvą, o tu dėl jo. Jis man net nešta sektuvo, daugiau nepasirodys. Galim lažintis. Kur eini? Prie interneto. Aš irgi. Ne, lik čia ir lauk. Negali būti. Gali nusiraminti. Mes turim būti stiprus ir eiti į priekį. Jis nieko neišmano. Pagal nepykantį, o akivaizdu, kad Manueliui negerėja. Negerėja šitoj ligoniniai. Jam čia psichologiškai bloga. Paklausyk, ištrauk jį iš čia, Frankai. Čia geriausia klinika šalyje. Net geriausiai kartais klysta, Frankai, būk geras. Labai prašau, tegul kitas daktaras įvertino jo būklę. Labas, pažįsti Lujano Linares? Čia aš. Tau perdavė šitą voką. Ką nors sakė? Ne, liepė paduoti rankas. Ačiū. Viso gero? Kas čia? Paskubėkit, pavėluosim. Noriu pasikalbėti su tavo tėveliu. Jam nepatinka, kai savaitgalį įtrukdo. Skubu, daug telefono nesakysiu, kas davė. Supras, pagaliau pirmadienį pasikalbėsit. Gerai? Aiša. Viso vaikai paskubėkit. Tomai, ar gerą autobusą gavai? Visi patogiai tilpsim. Ir daiktai? Nesirūpink, tilps. O kaip kiti? Lalas nupiešė planelį, kad vėliau prisidėtų. Laura, juk žadėjai visą savaitgalį padėti gidui mokytis? Visko pasirūpinta, viskas gerai. Kaip tu jam padėsi, jeigu važiuosi su mumis? Nesirūpink, viskas gerai. Einam. Džiaugies, mieloji? Džiaugiuos, kai nudažysim butelį, dar labiau džiaugsiuos. Myliu tave. Aš tave irgi. Laura? Ko žiūri? Tu ketvirtokas gidas? Taip, o ką? Aš penktokas, Robertas. Ko nori? Laura prašė, kad tau padėčiau savaitgalį pasimokyti. Tu, Solė? Taip. Kur važiuojam? Paskui autobusuką. Greičiau. Gal jiems pamirkčiat? Atsargiai, kad nepastebėtų. Greičiau. Ramiai, kas tu daros? Neturėjau kitos išeities. Tyčia taip elgiaus, kad jie vėl nepatikėtų tėvo pasakėlė. Tu jai labai griežtas. Jūs nežinot, kiek kartų ją zulinau. Zulinau, kad suprastų. Zulinai? Ką tas reiškia? Bandžiau į makaulį įkalt. Taip viskas yra, bet jie neklausė. Gerai.
Manau, kad jūs elgiatės taip pat kaip jos tėvas. Čia jau kita tema, aš jos neskriaudžiu, aš jos nemušu. Gerai, bet nepasitikit. Čia irgi būdas žmogus skriausti. Sakot, prašoviau. Nestipriai. Ar galiu paprašyti? Pasitikėkit ją. Tada jai bus lengviau pasirinkti teisingą kelią. Žinot ką? Einu jūs ieškot. Taip, einu jūs ieškot. Tiesa, jūs nerealus. Tikras šaunuolis. Ačiū. Į dešinę, tada tiesiai. Labas. Ką čia veikia, tėvelė? Nusiramink, neįsigas dukrelė, nebijok. Atėjau pranešti, kad šiandien pradedu gydytis pas anoniminius alkoholikus. Tikrai? Tikrai, patikėk. Žinau, kad sergu, noriu išgyti. Žinau, kad labai skriaudžiau ir tave, ir save. Tu nusipelnėjai turėti gerą tėvą. Aš pasiryžęs pasikeisti dukrelę. Yo estoy dispuesto, realmente dispuesto a cambiar, hija, ¿sabes? Ačiū, tėvelė. Ačiū to, kad mane iškentei. Aš tave palydėsiu. Gerai? Nesirūpink, nueisiu vienas. Tu turi daug reikalų, nenori trukdyti. Nesvarbu, dabar man svarbiausia būti su tavim. Bet to noriu būti tikra, kad nepersigalvos. Einam? Vamos. Gerai, einam. Štai kur Felė ruošiasi gyventi su savo vyru. Ta mergužėlė ne tik stora, bet ir kvaila. Tikrai. Alio? Labadiena, ar yra ponas Dmitri? Šiuo metu mano vyro nėra. Kas jau ieško? Dolores, jau grįžai? Taip, čia aš, kas skambina? Vika, Viktorija, Felės draugė. Viktorija, nepažinau tavo balso. Aš šiek tiek peršalus. Feliai, kažkas atsitiko? Ne, skambinu paklausti, ar norėtum pamatyti, kur Felė žada gyventi su savo vaikinu. Tu ateis naujas daktaras ir padarys tyrimus. Vėl tyrimai? Mane nusibodo, kasdien viską nors naujo sugalvoja. Žinau, būk antresnis. Labai svarbu įsitirti. Nori, kad mane išleistų. Nori važiuoti namo pas savo šeimą. Ar mane nupirko bilietą? Frankas to rūpinasi. Klausyk, gražiai elkis, kai jis ateis. Nekrės kvailysčių. Gerai. Daryk, ką liepsi. Gerai. Greičiau baigsim. Taip. Užėjkit. Sveiki, laba diena. Kuris bus mano pacientas, susipažinkim. Aš Pablas. Hernanas Pintas, sveikas Manuelis, sveiki. Kaip jauties? Gerai, labai gerai, noriu namo. Labai noriu namo. Geras ženklas. Pirma padarysim kelis tyrimus. Gerai. Pradėsim nuo labai paprastos užduoties. Reikės susidaužti rankom, štai taip. Paprasta. Supratai? Čia pradžiai. Pasiruošęs? Taip, bandom. Vertino Medami Selytė, skaitė Vaida Domanytė ir Rita Žirgulis. Garso režisierius Andrius Pulavičius, įgarsinta LNK televizijoje.